Darbo teisiniai santykiai kitų kampų, konkrečiai apie darbdavio prievolę teikti informaciją darbo tarybai. Kas tai numato, kas reguliuoja ir kokie yra nustatyti terminai. Tai pradėkime nuo pačio pirmo. Kas tai reguliuoja? Tai yra darbo kodekso 205 straipsnis, kuris aiškiai numato prievolę darbdaviui įdarbinančiam daugiau kaip 20 darbuotojų teikti informaciją darbo tarybai. Ir tai jisai turi vykdyti reguliariai, pateikdamas informaciją ne rečiau kaip kartą per metus, bet turime terminus konkrečiai ne vėliau kaip iki balandžio 1 dienos. Kokia konkrečiai informacija turėtų būti pateikta ir atsigulti į jūsų raštą darbo tarybai? Labai detaliai ir aiškiai pasisako 6 punktai, būtent to 205 straipsnio, kuriuos galime įsidėti į lentelę ir aptarti kiekvieną atskirai, pateikiant grafinę išvaizdą darbuotojų pokytį, darbo laiko organizavimo pokyčius, darbo užmokesčio pokyčius. Galbūt pas jūs darbo užmokestis kilo ir jūs galite procentinę išraišką pavaizduoti. Toliau darbuotojų saugos sveikatos sritis, kokie pokyčiai būtent šioje srityje, tada ekonominė padėtis ir plėtra, kuri pateikiama grindžiant finansinėmis atskaitomybėmis, kas primintina dar dažnu atveju ir labai didelėse įmonėse ir įmonių grupėse balandžio 1 dienai ar kovo pabaigai tikrai dar nebūna audituotos ir pateiktos finansinės atskaitomybės už praėjusius ataskaitinius metus. Ir 205 straipsnio 6 punktas taipogi dar pasako apie kitą svarbę informaciją, kurią jūs galite nurodyti, galite sakyti, kad kitų reikšmingų pokyčių susijusių su darbo santykiais įmonėje neįvyko. Pateikę šitą raštą darbo tarybai ir gavusi tokį raštą, jie peržiūri ir arba gali pradėti, arba nepradėti konsultavimo procedūrą. Taigi pažiūrėkime, kokią prievolę turime įvykdyti, prisiminkime kokiais terminais, tai yra iki balandžio 1 dienos, ir struktūruotai pateikime informaciją, jeigu reikalinga konsultavimą, įforminkime jį protokolu su darbo taryba ir turime įvykdytą informavimo ir konsultavimo prievolę tenkančią darbdaviui pagal 205 straipsnį.